Gedai, pats daugiausiai stovi šalia komandos, treniruoji ją, į aikštelę dažniausiai išbėgi tik keletui minučių. Ar lengva dabar šiandien išeiti ir daugiau laiko žaisti? Nelengva, aišku, nes randi tą varžybų skonį, tą visą ritmą. Norisi gero padaryti, bet nelabai beišeina jau. Gal sveikatos trūksta, šiandien 20 minučių atžaidžiau. Bet stengiuosi kiek galėjau. Šiaip einu treniruotis pas save, kur gyvenu su Lutano komanda, o su Rovaku mes tik susirenkam varžybos. Tai mūsų treniruotės atvyksta sekmadienį čia susirinkus. Šiandien į treniruotės tik tai atvažiavo 7 žaidėjai iš 15. Tai buvo sunkiai, bet nenoriu nuvertinti Kyborgų. Labai geros varžybos buvo, malonės. Tai sakykim, tokias varžybas tik tai turim su Prienais, kur vyksta krepšinis, o ne kažkoks aikšteliai keiksmažaidžiai, ten ieško vienas prieš kitą mandresnis pabūti. Tai irgi antra komanda po Prienų, su kuria malonu buvo žaisti, nebuvo jokių tarp žaidėjų, jokių kivirčių didelių. Tai buvo smagu. Kas tau yra krepšinis? Šiuo momentu hobis. Hobis po darbo atvažiuoti sekmadienį susitikti su draugais. Jau 5. sezoną su keliais pažįstami, Lietuvoje nebuvom pažįstami. Tai daugiau hobio forma. Norėtus, aišku, laimėti, nesame tokie pavyšę gal kaip kitas komandas, kad susivežti, surinkti žvaigždės kažkokias, bet gal jie turi daugiau laiko, gal jų tikslai kiti yra. Man labiau norėtus, kad būtų daugiau hobio formos, aišku, nes jau karjeros nebepadarysiu, jau nepadariau ir jau vėl. Tačiau jūsų komanda šį sezoną atrodo geresnė nei praėjusiai, tad galbūt ir to žvaigždės kitų komandų nebus rodiklis. Tai ne vien tik mūsų komanda, ir Lietuvos Rytas, ir Žalgirio gera komanda, ir pats Baltic Staffas, aš jau Klevas pastiprinęs iš kitų komandų, ir tačiau Klevas tai dvi komandas praeitų metų, Infozono ir Klevas. Tai tos komandas, aišku, jos yra vienas iš favoričių ir jom bus, man atrodo, daug sunkiau kovoti su tokiu kaip Rovaku ar Žalgirio Lietuvos Rytu, dėl to, kad mes būsim gal labiau užsivedę noro daugiau laimėti negu jie. Nes jie gal daugiau suteikia, kad jie jau turi ir medalius ir viską, bent jau iš šono, taip iš kalbų Facebooką, žino apie ką šneku, iš Facebooką kalbų, kad vien žodžiu mes nugalėję, jau čia visus esam. Tai gal taip nesakyčiau, nenuversinčiau kitų komandų. Faktiškai pirmas 8 komandas bus, su kuriom mum lentelėje, man atrodo, ar mes 1 vietą užimsim, ar 6 vietą, ar 8, bus kiekvienai komandai bus sunku žaisti atkrintamos. Tai nereikia nuvertinti nei vienos komandos. Pirmas 8 bus visos stiprios. Kaip Kyborgų komanda vertina savo sezono pradžią? Vis dėlto jau sužaistos ne vienerios varžybos ir jau galima daryti preliminarias išvadas. Mūsų tikslas patekti yra į atkrintamąsias varžybas. Kol kas sekasi sunkiai, bet man atrodo, jeigu susirinks mūsų visi žaidėjai, tikrai turime šansų. Reikia laimėti dar 2-3 kartus ir man atrodo pateksim ten, kur norėsim. Tai visai esmė yra su žaidėjais viskas. Ir iki to pilno sąstato daug trūksta pastangų. Iš tikrųjų trūksta. Atrodo, dar 1-2 žaidėjai, kad ateitų reguliariai, būtų labai gerai. Man atrodo, kažkokio reguliarumo reikia, nes reikėjo, kad skirtingi ateina žaidėjai. Trūksta susižaidimo. Nes man atrodo, jėgų turim, kad galim dėti, bet tiesiog reikia susižaisti. Padaryti žaidimėkus. O ko šiandien jums pritrūko? Iš žaidėjai, prasme, ar... Bendrai pergaliai. Man atrodo, biškai reikėjo užbaigti tos metimus, kurie buvom laisvi, turėjom pataikyti. Reikėjo gal greičiau keistis gynybą į zoną, nes man atrodo, gan tai gerai veikia. Ir man atrodo, galą pavargom. Ir man atrodo, taip ir gavosi.